Labukas visiems, ką trumpai šiandien turiu tokį modeliuką. Suzuki kaip čia jis vadinasi, Boulevard, ne, Boulevard M1800R. Nu tai Suzuki Intruderis, ką žino. Visi žino šitą priekį, Suzuki Intruder. Žodžiu, ten dar kitaip yra vadinasi M109R, kažkas tokio. Ten Amerikonų, Europų rinka, ten tie pavadinimai skiriasi, bet mocas iš esmės tas pats. Tai ką čia mes su juo darysim? Sureguliuot, sakė, yra kažkokių problemų važiavime, sakė, pirmą, antrą, ten pavara liktai, ar trečia pavara traukia, po to netraukia, po to vėl liktai pradeda traukti kažkas tokio. Tai išmetimas čia tikrai ne originalas. Čia sudėtas tiesus, aš esu tokį daręs, bet ten buvo su originaliu, man atrodo, bakelių katalizatorių, tik tai sliponai buvo kažkokie tenai uždėti. Čia jau yra pilnas tiesus išmetimas. Tai reguliuosim pagal tą išmetimą. Tada bandysim ten tą bėdą kažkokią surasti ir spręsti dėl tų visų nedirbimų, netraukimų ar kažkas. Ir dar sakė, standartinė bėda šitų mocų, kad jie labai joja, ta prasme, kai važiuojat labai lėtų greičiu, tarkim, aukštesnė pavara arba nebūtinai aukštesnė žiedė ar kažkur ten žiedo ir panašiai, jisai, kaip pasakyti, toksai žiauriai jojantis mocas. Ir sakė, nepatogu, nemalonu, pavojinga, žodžiu, ten gali nugriūt. Tai bandysim tą dalyką irgi sutvarkyti. Lambda zondas, nežinau, čia yra, nėra. Apsižiūrėsim, ar iš čia yra. Čia turi būti eksupo vožtuvas, bet sakė, dėtas apgavikas. Dėl lambda zondo, jeigu jisai buvo, galimai irgi yra dėtas apgavikas. Reikės apsižiūrėti, dar nežinau. Tai, žodžiu, nuiminėsim ribotuvus, reguliuosim kūrą. Kūrą reguliuosim kiekvienam cilindrui atskirai, kadangi čia V formos variklis. Taip turi būti, taip teisinga. Toliau diesel cut funkciją įjungsim, kuris sušvelnina gazo perėjimą. Nu ir daugiau kaip ir nieko. Čia nėra tikslas iš jo laužti kažkokią gali. Dar top speed limiterį nuimsim irgi, kadangi aš manau šitas apribotas, tą, kurį dariau, buvo senesnis. Kažkokių metų, šitas jau yra naujesnis, su naujesnio kompo numeriu. Programą pažiūrėjau, turi skirtumų tikrai. Šitas yra daugiau apribotas negu anas, kurį dariau prieš tai. Ten galit YouTube, yra kanale video susirast, pasižiūrėti. Tai va, tokie reikalai, pasirašinėsim ir žiūrėsim, ką iš čia gali. Video nebus ilgas, kadangi jau vienas toks yra. Tai bus bent jau palyginimas su tiesiu išmetimu ir su netiesiu, su katalizatorium, tarkim. Tai va, tiesa, nepabaigiau. Tai nėra tikslas čia iš jo kažką laužti. Žmogus nori, kad mocas būtų kuo maloniau ir kuo tolygiau, kaip ten pasakyta, nevairuojamas. Kažkokios ten maksimalios galios pikinės, čia ne tas iš tikro motociklas, aišku, jis torko turi, ten tų visų reikalų turi, bet pas žmogų yra kitas prioritetas šiuo atveju. Tai ir stengsimės orientuotis į jo tą prioritetą ir žiūrėti, ką jisai čia gali. Net pavario indikatorius yra čia, žodžiu, smagiai viskas. Gerai, kol kas tiek. Ką, įsibaigiau Intruderį, arba Boulevard, kaip jis ten vadinasi. Pasirodė neblogai, už prieš tai daryta šiek tiek geriau. Kas liečia maksimalias AG, gal dėl išmetimo, bet dar vieną dalyką pastebėjau, kad, žodžiu, ten neparodysiu, neina pašviesti, yra DB killeriai. Tai norėjau aš juos išimti, bet ten matyti jie nuo sodžių bus prikepę, kažką reikia kišti, arba čia visas tą išmetimą nuiminėti, kad ten jos kažkaip, nežinau, nėra patogu, nenoriu ten aplankstyti tų chromų, tai, žodžiu, važinėjo su killeriais ir galbūt važinės ir toliau. Garsas ir taip jis toks gana nemažas. Ar ten būtų daugiau AG, galimai būtų daugiau AG, bet, žodžiu, yra kaip yra. Kūras buvo, kai kuriuose zonose labai per liesas, smarkiai per liesas buvo. Žymiai prasčiau negu prieš tai darytam.
Gal dėl to, kad šitas turi daugiau apribojimų negu tas senesnis. Anas ten nuo 2.8 iki 2.9 liktai buvo, šitas jau kur eina nuo 2.11, man atrodo. Tai šitas turi daugiau apribojimų, pas jį nėra apribota tik tai 1 ir 2 pavara, visos kitos pavaros, tai yra likusios 3 yra apribotas, kas liečia maksimalų galingumą ir šiaip galios perdavimą. Tai čia šitas motociklas turi standartinę tą sistemą, tokią pagrindinės sklendės ir antrinės sklendės. Tai ribojimų yra tenais šiek tiek uždegimo sistemai. Nu, o kūras kaip ir standartiškai kiekvienas cilindras atskirai. Tai čia savininkas jau pravažiavęs, jisai pasakys, jisai kaip ten neakcentavo tų maksimalių ten galių ir visų kitų tų reikalų, akcentavo tą labiau tolygesnį kruizinimą, ne? Dėl to, kad čia, nu, kaip ir kruizeris toksai, tai žiūrėsim, kaip jisai, kaip jam patiks, kaip atsilieps, visada galima bandyti pakoreguoti, galbūt išsims tos killerius, jeigu norės kažkada kažkokias korekcijas padaryti, tada galima bus pabandyti biški kitaip. Dabar nenorėjau aš su išimtais iš tiesų sureguliuoti, po to galimai įsisidėtų, tai tas mišinys pasikeistų. Žodžiu, ten, nu, nesuper kritiškai, bet vis tiek jisai išsikraipo. Dėl to, kad oro srautas iš išmetimo pakinta. Tai bendroj sumoj, nu, viskas standartiškai. Tai kaip ir sakiau, diesel cut funkciją įjungiau, ventiliatoriaus įjungimo pažeminau. Top speed limiteris, lambda zondos čia neradau. Matyt, yra galbūt įdėtas koks apgavikas. Ir tas laidas kažkur paslėptas. Eksupo irgi sakė, kažkur įdėtas apgavikas. Kur jisai įdėtas, nelabai žinau. Neieškojau, klaidų nemetė, žodžiu, tai taip ir palikau. Kas čia dar iš niuansų? Kaip ir nieko, nu, toks smagus motociklas, tikrai aš manau ant kelio žymiai minkščiau važiuos, kadangi kuro trūkumas buvo didelis, tai jisai turėjo toksai, nu, kaip ir minėjo, tą jojimą. Bet ypatingai tie, vat, posūkiai, žiedė, iš žiedo, vat, tokie, vat, aukštesnė pavara ir žemesnėm apsukom tas mocas pradeda tampytis, joti, tai sukoregavus kūrą taip kaip reikia, įjungus diesel cut funkciją, tas dalykas tikrai, situacija tikrai pagerėjo. Visiškai ten to, kaip pasakyti, pašalinti, nu, nėra įmanoma, kadangi motoras jisai vis tiek turi turėti engine brakingą, negali būti taip, kad jūs paleidot gazą ir motociklas, nu, tiesiog važiavo kaip važiavęs, tarkim, ne? Engine brakingas, stabdymas variklių jisai turi būti, bet visiškai jo pašalinti tikrai, nu, kaip pasakyti, negalima. Ir nereikia. Tai žodžiu, va, tokia situacija. Eidam turbūt prie skaičių. Tai stokas buvo 99 arklio galios. Po reguliavimo yra 117 arklio galių. Tai kiek čia yra? 18 arklių dasidėjo. Čia šiek tiek tokios minimalus tokie. 3 AG, newtonų šiek tiek. Čia to vietoj nelabai aš sureikšminu, aš manau, kad jeigu norės pagręžti, tai galės pagręžti. Tai top speedas buvo 2.09, nu aišku ant dyno. Dabar yra 2.70 beveik ant dyno. Kiek realiom sąlygom, nežinau, galės išbandyti. Čia midrange'as, vidutinis gazas. Tai buvo 8.6 AG, dabar yra 90. Nu, bonusas, nedidelis. Čia ištraukiau porą kitų darytų, tokių pačių. Ten YouTube'ai, man atrodo, yra taip pat video. Tai rezultatai skirtingi. Šitas paskutinis parodė daugiausiai pikinės galios, bet kitam diapazone jisai pasirodė prasčiau, praktiškai visur iki 6,5 tūkstančių. Prasčiau negu anie. Šitas pasirodė geriausiai 114 ir paskutinis buvo 103 AG, čia maksimaliai gale. Tai va, kaip ir sakiau, tas pats motociklas atrodo, skiriasi tenai metai, tarkim, ir skiriasi, nu, susidėvėjimas, ten išmetimai skirtingi, pas vieną, man atrodo, visiškas stokas buvo, pas kitą buvo ten kažkoks japoniškas, ten dabar neprisimenu. Tai va, kai jūs visada klausėt
turiu tokį motociklą, kiek man dasidės, ką galima padaryti. Tai va, aš jums galiu atsakyti dar kartą turbūt. Tai tas pats motociklas, tas pats variklis, metų skirtumas ten, kaip pasakyti, esmės labai nelošia. Pažiūrėkit, kokie skirtingi yra rezultatai. Vienas turi net ant 11 AG daugiau, kitas tenais ant 8 AG ir kaip skiriasi gale. Tai su atmosferiniais varikliais taip yra. Niekada neatspėsi, kiek tas mocas pats iš savęs duos padaryti, kiek jisai duos, tiek jisai duos. Aš niekada nieko negaliu jums pažadėti priekį. Tai mano darbas yra sureguliuoti, kiek tos galios dasidės, ten ar kažkokiu kitų bonusų. Tai nuo manęs, kaip pasakyti, ne visada priklauso. Aš negaliu daugiau perspausti, turiu menį, negu pats motoras jau iš savęs efektyviai gali jums duoti to viso rezultato. Tai vat ką turbūt šiam kartui tiek žinių prasukam, paklausom ir iki kitų kartų. Paka visiems.